pasiplokime, kadangi šiandieną atvykote, kadangi šiandieną nepasigublinote atvykti čia, kadangi svarbiausia nepatingėjote atvykti čia ir iš tiesų turėti turiningą valandą. O kaipgi mes praleisime tą valandą? Ponios ir ponai, 50 metų ateina aukso amžius, sako viena iš mūsų šios dienos pranešėjų, tai yra Joana Bartaškienė, aerobikos mūsų šalyje pradininkė. Būtų puiku, jeigu pablotumėm dar kartelį. Taigi vienas iš pranešimų bus būtent Joanos Bartaškienės. Taipogi mums pasakos, kaipgi nuvydytas sulogės rudeniškas mintis, kaipgi gyventi vien tik tai su teigiamomis mintimis. Psichologė Jurga Dapkevičienė, tai bus antrasis šios dienos pranešimas. Paskui mūsų laukia net ir mankšta, kurią vėlgi atliks mums Joana Bartaškienė. Pasimankštinus mūsų be jokios abejonės laukia ir dovanos. Beno vaistinė ir Akorus mums įsteigė dovanėlės, jos jau yra išrikiuotos štai čia ant stalo, bet šiukštų jų negalima liesti tol, kol neįvykdėme mankštos su Joana Bartaškienė. Taip, taigi ponės ir ponai, visi, kas esate antrame aukšte, jūs be jokios abejonės galite klausytis mūsų ir iš antro aukšto, bet antrame aukšte mes niekaip negalėsime jums perduoti šių garuojančių arbatos puodelių. Tad kviečiame tikrai nusileisti čia į pirmą aukštą, laisvų vietų dar tikrai turime. Ateikite čia tikrai turiningai, pozityviai ir energingai praleisime valandą. Ponės ir ponai, skamba mūsų dar vieni aplodismentai mūsų pirmąjį šios dienos pranešėjai, kurie kviečiu čia ant scenos, tai yra Joana Bartaškienė, daugkartinė Lietuvos gimnastikos čempionė ir Lietuvos moterų sporto asociacijos prezidentė. Taip. Labadiena dar kartą visiems ir visom. Pirmiausia, tai labai džiaugiuosi, kad jūs čia susirinkot Vilniškės. Aš jau daug metų vis galvau, kaip suartinti Kauno senjorus su Vilniaus senjorais. Taip kaip nori mūsų miesto meras ir jūsų meras priartinti, kad kuo mažesnis atstumas būtų tarp mūsų miestų. Kągi, už langų nuostabus ruduo. Ir mes čia sėdim pagrinde auksinio amžiaus žmonės. O jaunimas, nepabėkit, pasiklausykit ir jums bus įdomu. Juk tik vienas žingsnis nuo jaunystės iki auksinio amžiaus. O jis taip greit prabėga, taip kaip ir mums. Atrodo, kad čia viskas buvo jaunystė vasara. Labai noriu padėkoti Benų vaistiniai, kad jie rūpinasi mūsų amžiumi. Ir nori, kad mes nelakstytumėm į vaistinės ir bereikalingai tų vaistų nepirktumėm. Juk mes žinom, kad vaistinėse laikosi mūsų senjorų. Taip, kad mėlieji daro žingsnį Benų vaistinę, kad rūpintumėmės savo sveikata kitokiais būdais, judėjimu, pozityvumu ir dar daug įvairiausių yra dalykų. O kągi, mūsų amžius labai yra gražus. Visą gyvenimą mes bėgom, 3 namo kampus laikėm, vaikus auginom, darbai, visur bėgte. Ir dabar atėjo toks gražus ruduo. Mes dar pakankamai gražus, stiprus, žingeidus ir žinoma, daugiausia jau turime laisvo laiko dabar. Tad mūsų gera sveikata ir bendravimas tarp savęs yra pagrindinis mūsų amžiaus variklis. Juk mūsų sveikata visa prasideda ne kur kitur, o mūsų galvoje. Kaip mes galvosime, taip mes ir jausimės. Jeigu iš ryto atsikelsim su blogą nuotaiką ir nepataisysim, atsistoję prieš veidrodį, nenusišypsosim ir nepagalvosim, kad mes vis dėlto dar pakankamai gražus. Mus puošia tos raukšlytės, nes ir durnai atrodytum, jeigu mes savo amžių būtum be jų. Bet nusišypsokim ir visa diena eis su šypsena. O jeigu mes atsikelsim suniurzgę visą dieną, ir ne tik diena, bet tai prabėga ir visas gyvenimas, juk mes žinom, yra dalis žmonių, kurie visą gyvenimą niurzga. O geros emocijos, gera nuotaika ir šypsena yra pats didžiausias vaistas mūsų sveikatai.
Jūs pažiūrėkit, kaip mūsų anksčiau amžius buvo nematomas. Po 50 atrodo, kad mūsų jau ir nėra. Bet dabar jau šis dešimtmetis taip pastebėtas mūsų amžius, žiūrėkit, ir pagyvenusių žmonių metai, ir senjorų metai. Pažiūrėkit, mes visus reikalingi. Anksčiau buvo tik į rinkimus labiausia. O dabar pažiūrėkit, ir stovyklas, ir nemokamus užsiėmimus organizuoja. Stengiasi, kad mes būtumėm kuo ilgiau sveiki. Matyt, nori mus pastiprinti ir kad mes šalia stotumėm dirbti su jaunimu, nes jaunystė ir patirtis tai gali kalnus nuversti, o ne taip, kad visą patirtį į šoną ir tik jaunystė. Juk mes į savo patirčių, į savo klaidų surenkam visą gyvenimišką patirtį. Juk mes viską turim savyje. Tad, mėlieji, man atrodo, kad visą gyvenimą mokslininkai kūrė, kaip prailginti gyvenimą žmogaus. Ir mes patys norim ilgiau gyventi. Juk pažiūrėkit, anksčiau močiutės kokios buvo ir dabar. Anksčiau, jeigu 60-70 numiršta, jaunimas sako, tai ko čia jau senas, ko čia verkėt. O dabar mūsų pagalių neužmuštų. Klausykit, mes žingeidus, stiprus ir savo pasiplokim, kad mes norim dar ilgai ir svarbiausia, kokybiškai senti. Ir žinot, mokslininkai ir atrado, dabar pažiūrėkit, kiekvienais metais 2 mėnesius prailgėja mūsų bendra gyvenimo trukmė. 2100 metais pasieks vidurkis 100-120 metų. Ir dabar viskas būtų lyg ir labai gerai, bet mes lyg tai gyvenam ilgiau, bet lygos tai lieka tos pačios ir daugelį lygų jaunėja, gyvensenos sąlygojamos tokios lygos jaunėja, bet irgi galvojama, kaip prilyginti sveiko gyvenimo trukmę prie bendrosios gyvenimo trukmės, kad mes gražiai, ilgai, sveikai gyventumėm ir numirtumėm staigiai. Tai būtų pasaka, nereikėtų galvoti, kas mus prižiūrės. Tai va, bet mėlieji, iki 30 mes sukurti, kad būtumėm, žinoma, visur yra išimčių, mes turėtumėm būti labai sveiki. Viskas taip sutverta, kad mes galėtumėm išleisti savo palikuonis, bet jau nuo 30 reiškia mūsų visa sveikata, visas biologinis eina truputėlį žemyn. O čia priklauso nuo mūsų pačių. Joks daktaras, joks specialistas negali mums padaryti sveikais. Mes tik tai patys. Ir man atrodo, dabar labai ta visa reklama, tie visokie straipsniai, televizija, jau įkalė į galvą, kad sveikata mes turime rūpintis patys. Pažiūrėkit, kiek dabar einam ne tada, kada suserga žmogus, kada suserga eina kaip anksčiau, jeigu nepajuto kur, ir tada tik eina, kada jam blogai. Dabar mes einam, tikrinamės kraują, tikrinamės visokius kitokius. Reiškia, mes rūpinamės savo sveikatą. Toliau mes turime kaip nors pabėgti iš tų žalingų įpročių, kurie trukdo, kad mes gyventumėm ir senėtumėm kokybiškai. Tai va, stresas, žalingi įpročiai ir racionali mityba. Tik žinot, kaip dabar tą mitybą mes labai daug žinom, bet, kaip sako, ne visada, jeigu mes žinotum žinios ir pliusai kas, tai, man atrodo, nereikėtų nei tų dietologų, visur svarbiausia yra sveikas, bet pats didžiausias mūsų amžiui vaistas tai yra aktyvus, pastovus judėjimas, aktyvus poilsis. Ir tas poilsis su visa šeima. Jūs pažiūrėkit, kaip dabar skiriasi, kaip anksčiau ir dabar. Važiuoja prie jūros,
mašinos prie mašinų galų prikabinėta 3-4 dviračiai. Palangoje tai meilės alėja, kas ant ratukų, kas ant paspirtukų, kas bėga, kas eina. Pažiūrėkit, kaip vyksta mūsų renginys sportas visiems festivaliais. 10 000 suvažiuoja gegužės paskutinį savaitgalį į Palangą. Nuo tokio mažiuko iki 85, iki 90 mečio bėga, smiginys žaidžia, kur pajėgia, baudas mėto, estafetėse, kur tik gali dalyvauja mankštose. Kaip gražu. Reiškia, mes jau supratome, kad mes turime aktyviai judėti. Bet pats svarbiausias, ką šį dešimtmetį padarė stebuklą, tai 3 amžiaus universitetai. Jie apjungė mūsų amžių į fakultetus, į universitetus. Aš dabar 4 metai važinėju po visą Lietuvą. Kaip nuostabiai veikia šita mūsų, mes studentai, sistema. To, ko mes negalėjome jaunystėj, ten mums sakydavom, gal neprireiks tą užsienio kalbą, niekur neišvažiuosim, nesimokinom. Dabar mes galim išmokti puikiai angliškai, vokiškai, itališkai, ispaniškai moterys ir vyrai mokosi. Pažiūrėkit, keliauja. Kaip Marijampolės rektorė sako, aš nežinau, kaip tie mano senjorai kiekvieną mėnesį norėtų, kad kažkur keliauti, iš kur jie tų pinigų turi. Aš sakau už tai, kad suvalkiečiai moka daugiau pasitaupyti. Bet visur pažiūrėkit, mes sugebam rasti pinigų ir keliauti, ir gražiai pasitempti, pasipuošti. Bet tai yra stebuklas, kad mūsų apjungia. Žinokit, baisiausia būti, kaip išeina užtarnautą poilsį, vienam, ne vienišam. Mes turim šeimas, vaikus, bet daugumas išvažinėja, bet užsidaro, atrodo, kad išėjau į tą užtarnautą poilsį, gyvenimas baigėsi. Ir nuo to prasideda visos lygos, depresijos, visokių tada reik vaistų, sėdi namuose, klausia kaimynės, ar tau taip nėra, man taip irgi yra. Bet kada išeini į tą 3 universiteto užsiėmimus, į įvairiausių draugijų, moterų ir kitokias socializacijas, iš karto įsivaizduojat, jūs galite išeiti. Va šalia viena kitos atsisėdat, jaučiat petį, atėję viena kitai nusišypsot, kažką gražaus pasakot, draugė susirandat, įsipasakot, kas jums gera, kas bloga. Tai yra svarbiausia. Tai visos vidinė mūsų savijauta yra pagrindinė mūsų visos sveikatos būsena. Ir kaip dabar jūs čia sėdėdamos, pažiūrėkit, kokios visos gražios. Ir vyrai vienas kitas, kur važinėja, jeigu 60 moterų vienas vyras, jeigu 100 moterų 5 vyrai. Aš nežinau, vien tik tai moterys. Ir kaip aš visą gyvenimą dirbu su mergaitėm ir moterim, tai va, sakau, kaip tie vyrai neaktyvus, ar mes juos nemokam pritraukti. Juk ir vyrams svarbiau reikia visą šitą eiti kartu su mumis ir dalyvauti. Mielosios, jeigu mes iš ryto atsikelsim, kaip mane visą laiką klausia, iš kur, Joana, jūs turite tos energijos? Žinoma, genetika 50 ir 60%, o visa kita, man atrodo, gyvenimo būdas žmogaus. Ir kaip aš sakau, aš vidinę genetiką turiu iš mamos, iš tėčio, o išoriniai mano genetika labai prasta. Ūgio neturėjau, ilgų kojų neturėjau, bet sistemingas judėjimas nuo mažens, baletas, gimnastika, aerobika, visą gyvenimą man padėjo išbūti normaliai. Ir kaip visada aš vis turiu tos 5 kilogramus, ai nuo rytojus arba ai nuo pirmadienio. Bet dabar atėjo toksai amžius, kad jeigu, sakau, neišlenda pilvas iš krūtinės, mes visos labai
su jiem gražiai atrodom. Ir visada sakau moterim ir jaunom, kad mūsų vyrai pasidaro mus tokias, kokie jie nori patys matyti. Taip, kad nekaltinkit, jeigu norit būti plonesnės ar kokios, kalti mūsų vyrai. Per mažai sportuoja, per mažai su mumis praleidžia sportavimus. Tai va taip. O dabar aš matau, čia labai yra jaunų ir mamų. Mielosios, aš esu propaguotoja, nebijau niekada savo amžiaus pasakyti, kadangi noriu, kad jaunos moterys nebijotų amžiaus. Juk amžius visiškai nesvarbu, svarbu taip, kaip jautiesi. Ir dabar, kurios turi dar mažų anūkių, mes močiutės, o mamos turi va ten tuos mažus vaikus, tai jūs leiskite juos visur, į visokius šokus, į būrelius, visada juos girkite, kad jie gražiai šoka, viską gražiai daro, o po to jūs pamatysit, kur labiausiai tinka jūsų vaikas. Bet sportavimas, šokimas yra privalomas. Aš dirbau daug metų trenerė su gimnastė mažytėm, su aerobistė mažytėm nuo 3 metų. Ir taip aš mačiau, kaip tos mergaitės per metus 2 pasidaro kitokios, raumenukai gražiai įsidėsto, laikysena, juk nuo taisyklingos laikysenos dirba viskas mūsų sveikata, visos funkcijos, kaip jos nuo mažens auga pasitikinčios savim ir eina per gyvenimą su taisyklinga laikysena, grakščia eisena per gyvenimą, kas labai svarbu pasitikėti. O jeigu mes jas sakysim, oi, tu čia niekam tikus, ten vėl užsiskliaus nuo mažens ir eis per gyvenimą tokių nepasitikėjimų ir savo šeimininio gyvenimo nesusikurs laimingo, nei, kaip sakoma, karjeros padarys. Tad aš buvau tas vaikas, kur tais laikais, kaip mūsų laikais, mamos sakydavo, būk labai kukli, niekur nelįsk. O aš tokia buvau labai jau visur lanki, bet labai gerai, kad sportavau nuo pat mažens ir po 2 kartus dienoj. Tai suprantat, vis mane gyrė, kad tu pati gražiausia, geriausia. Ir tas turbūt davėte, kad aš kai pradėjau gimnastikuoti, visą 10 metų buvau Lietuvos čempionė moksleivių, 1 vietų laimėtoja, nes ta individuali sporto šaka labai daug davė. Galbūt, kai būna komandinėse sporto šakose, labai smagu, kada tas draugiškumas gal didesnis, smagiau sportuoti, bet individualiau mes irgi labai draugiškai gyvenom. Aš dabar turiu 3 drauges, kur nuo 59 metų kartu už Lietuvą sportavom ir dabar kartu žengiam su visom šeimom koja į koją. Tai čia, sakau, yra pats didžiausias turtas. Tai va, tai ir gyvenime, kaip kartais sako, Joana, tai jūs visada su šypsena. Ar jau nebuvo jums gyvenime? Žinoma, kaip ir viso mūsų, visko buvo. Bet aš visą laiką sakydavau, tegul man geriau pavydė man, negu pagailė. Ir tas sportinis charakteris individualios sporto šakos man davė, kad galbūt jau atrodo, nuo savo ašarų ir kambarį gali ir paskęsti būdavo visko, bet išėjai, pagalvoji, kitiem gal dar blogiau. Viskas praeis ir aš visada sakau, kaip atsistoju iš ryto prieš veidrodį, pasižiūriu, nusišypsau, mano šypsena neodenta, galiu dabar plačiai šypsotis kaip jaunystėj ir pagalvoju, ir pasimaivau, ir nematau tų raukšlelių, ir pagalvoti reikia ir jums tą patį. Kiek daug jaunų ir mūsų metų neprieina prie to veidrodžio, negali prieiti, o mes čia dar prie veidrodžio bijosime. Pažiūrėkite, kaip pagalvokim visada. Ir man atrodo, kad šypsena tai yra geriausias vaistas ir būdas pritraukti ir aplinkinius, ir draugus, ir šeimas. Taip, jeigu mes šypsosimės, tai ir gyvensim. Jūs pažiūrėkite, atrodo, aš turiu apie 100 mūsų amžiaus moterų.
Ir jos mano tokios pasaulietiškos, mes važinėjom po festivalius, jos tokios, atrodo, užimtos, visur lekiančios, nesėdinčios namuose. Ir kaip paskaičiau, kad Amerikoje yra toksai vienas būdas užsiėmimų nesportuoti, nešokti, o prieini apsikabini tik tai, galvoju, tai kiek to laiko gali čia apsikabinėti. Kągi, atėjau į užsiėmimą, aš kaip visada, gerų emocijos, muzikos duodu pradžią, čia sakau visada apsisukit, pamuzikuokit vienai bučkį, pasiūskit, o dabar sakau, pribėkit viena prie kitos, apsikabinkit viena prie kitos. Taip jos pradėjo bėgioti viena prie kitos 20 minučių. Ir reiškia, ir jos tokios bendraujančios, draugaujančios, kaip to reikia mums nusišypsojimo ir to prisilietimo, pasidraugavimo viena prie kitos. Ir kaip kitą kartą atėjusi užsiėmimą užmiršau pasakyti, jos man sako, o kur apsikabinėjimas? Tai kaip svarbu. Ir kaip svarbu tas bendravimas. Aš tiek pavažinėjau, tiek pamatau, kad mūsų metuose kiek prapultų talentų, štai sakau, mažiukus reikia vedžioti ir sportuoti ir visokius būrelius. 68 metų moteris, paėmusi teptuką, piešia gražesnius paveikslus tapo, negu pats dailininkas. Ir reiškia, jinai būtų kažkur tai leidžiama vaikystė, jaunystė, jin būtų puikiai dailininkė. Tai dabar tas dailininkas pardavinėja jos paveikslus, kad jin gautų daugiau pinigų, nes kitaip iš tikro dailininko kiti pinigai, dailininkas tikras taip gražiai nenupiešia. Tai kaip yra svarbu. Dabar, mielosios, pakelkit rankas, kas einat kažkur tai į grupes, sportuojat. Labai, grupės. O kas kitai namuose mankštinatės? Irgi šaunu. Žinokite, tik labai sunku namuose prisiversti. Bet žinokite, judėjimas mūsų metuose yra viskas. Sako, racionali mityba labai daug ką duoda. Sako, geras maistas, gera savijauta. Gera savijauta, geras gyvenimas. Geras gyvenimas, plati šypsena. Yra toks strėlėms sudėliotas ornamentas. Bet be judėjimo mes niekur. Jūs pažiūrėkite, anksčiau būdavo nueina ir mano moteris nepakelia rankos, sako, šiandien tik tiek pakeliu. Daktaras sakydavo, pasitep mostelę ir duok ramybės. Dabar nueina, sako taip, sportuojat, sportuoju. Ir eina toliau. Nenueisite, jau ne tiek pakelsit, o tiek tik pakelsit. Labai geras požiūris dabar ir daktarų. Ir turbūt su kitokiom lygom, kaip nueinam. Pažiūrėkit, visur paklausia judėjimas. O kodėl visos lygos, pažiūrėkit, dabar vieko lyga, stuburų skausmai. Yra daug pratimų, eilės tvarka juos atliekam, kur galima pagelbėti savo. Bet kodėl tie nugaros skausmai? Už tai, kad nesustiprinta nugaros raumenynas. Visos lygos nuo stuburo. Ir visos lygos, žinoma, ir nuo galvos. Jeigu iš ryto atsikeliam, turbūt visom būna, kad oi, čia lyg sudūrė. Bet neturim kada galvoti, lekiam, tai tuos trečiuosius universitetus, tai pas draugę kur nors, tai vėl ir paskui grįžtam į namus sveikos. O jeigu pradėsim galvoti, čia sudūrė, pasėdėsim dar ilgiau, dar čia kur nors sudurs, paskambinsim kaimynei, ar tau taip nebuvo, man irgi taip, kokios vėl ir pasidarysime ligonės. Tai mielosios, bendraukim viena su kita, draugaukim, būtinai vaikščiokit vienos pas kitas į svečius ir būtinai judėkite. Nežinau, kai Vilnius, bet Kaunas ir kiti miestai turi projektus europinius 2 metus į priekį, nemokami užsiėmimai, baseinai senjorams nuo 60. Aš nežinau, kaip Vilniui. Galbūt reikia peržiūrėti visuomenės sveikatos biurai, šiais metais kuruoja europiniais pinigais.
Tai pasižiūrėkite atidžiau, pasiklausinėkite seniūnijose ir būtinai judėkite. Kadangi aš visą gyvenimą praktikė ir kaip sakau, jeigu mes visos sportuotumėm ir šoktumėm nuo mažens, tai kaip ateina mūsų metai, kaip ir mano, reikia šoko ant parketo, reikia šokų į vandenį, reiškia viskam pasiruošusi. Tai va, bet judėti yra niekada nevėlu. Ir mūsų amžiui negalima atidėti nei vienos dienos, nei ryt, nei poryt. Viską reikia daryti čia ir dabar. Ir kaip ateina, turėjau tokį projektą praeitais metais, 70-metės, pirmą kartą atėjo, kurios niekada nesportavę. Ir kaip jos po 5-3 mėnesių pasijuto, sako, mes suprantam, kad mes jau per vėlai gal atėjom. Bet sako, kokią mūsų savijautą, mes į 3. aukštą užbėgam, kitos į 5, sako, jau nejaučiam. Mes, sako, kitokios judresnės namuose. Sako, kaip mes padarėm klaidą. Tai aš visada sakau ir jūs pritarsit. Graži moteris, sveika moteris, plus judri moteris. Jokie centimetrai nenusako mūsų grožio, o mūsų savijauta, akių blizgesys, plati šypsena ir noras gyventi įdomiau, tai ir yra mūsų pats gražiausias šio amžiaus gyvenimas. Ar vyrai nesutiktų? Dabar taip, uždeda man truputėlį, kad aš galėčiau ir dabar paltukus nusimesti. Kadangi visą gyvenimą praktikė ir 4 metus važinėjau po visą Lietuvą ir pasidariau tokią lektorę. Kaip mūsų metų, tai tokias temas. Judėjimas tai gyvenimas, rast laiko savo. Jaunom moterim skaitau, meilė savo, tai būdas pritraukti sėkmiai. Dar visokio amžiaus moters negatyvai ir pozityvai gyvenime. Ir važinėjau gimnazijas ir tokią temą, kad pats svarbiausias jauno žmogaus žingsnis gyvenime – profesijos pasirinkimas. Kad jokie pinigai negali užgožti, kaip anksčiau sakydavo, jeigu daktarų, tai vaikai turi būti daktarais ir stengdavosi, kad būtų daktarai vaikai, teisininkai irgi vaikai. Visada reikia žiūrėti, ką nori žmogus jaunas. Jeigu eini į darbą kiekvieną dieną kaip į šventę, tada tu nejauti, kad tu dirbi. Tu kitaip jautiesi ir už tai turbūt ta energija pas mane ir yra dar didesnė genetika, plus sėdžiu savo, kaip sako, darbo rogėse. Darau tą, ką aš gyvenime moku geriausia. O pinigai, jų visų neuždirbsim, ateina vėliau, kaip dabar jaunimas nori pinigų. Pirmiausia, turim parodyti, ką sugebam, o tada, man atrodo, ateis, juk tik patirtis gali visą šitą įspręsti. Kągi, pasiruoškim. Atsisėdam, neatsilošiam, o atsisėdam gražiai, patogiai biškį ant krašto, kojytes neišverčiam, pėdas tiesiai ir gražiai savo laikysime, įtraukiam pilvuką. Gražiai pasitempiam petukus atgal, šypsenėlės, gal antrą gabalą muzikėlės. Pirštukai, kas mums labai svarbu, kad jie nesustiktų, kas mezga, tai ar siuva, tai tie pirštukai gerai veikia, bet kurie nieko nustoja. Du, į kitą pusę, kartu su manim, į tą. Aukštyn, vien stop. Žemyn, vien stop. Paplojam rankytę, vien. O dabar. Vien. Hop. Ir vėl su kojyte pirštukai. Aukštai. Pirštukai.
Žemai. Aukštai. Ir tu. Galva. Aukštyn. Tu. Po vieną. Vienas. Ir hop. Okiek saulučių. Kitas, vienas, abu, įtraukia, nuleid, pritraukia, nuleid, hop, nuleid, dešinė, vienas, kairė, dešimt, kairė, dešimt, kairė, hop, abu, vienas, hop, du, hop, trys, hop, rankytę, dešinę, hop, kairę, hop, dešinę. O dabar pusę, vieną pusę. O dabar važiuoja, smarkiai kumšteliai. Kartoja, vienas, du, trys, keturi. Važiuoja, smarkiai. Dar kartoja, vienas, du, trys, keturi. Važiuoja, sukam, kumščiai. Ir dar, vienas, du, trys, keturi. Važiuoja, važiuoja. Ir vėl, rankytės. Hop, pirštukai kojų. Ir vienas. Pirštukai. O dabar rankos pakelto. Vienas. Ir vėl, vienas. Pirštukai. Dar, apšyla. Ir vienas. Pirštukai. Ir ištempia. Vieną rankytę. Patempia. Ištiesina. Dar. Hop. Dar. Hop. Dar. Hop. Dar. Hop. Ir nuleid. Patrinam rankytės. Geriau ten gali toliau leisti. Ir patrinam, kad užteistų. Ir pamylim rankytės. Pamylim. Dar kas gali. Šimtam. Ir pamylim. Petukai, vienas, atgal, du, hop, trys, hop, o dabar dešinę rankytę, dešinę, hop, kairę, hop, dešinę, hop, ir vėl petukus į priekį, vienas, neskubam, du, trys, keturi, abi rankas, vienas, patraukiam, du, patraukiam, vienas, du, trys, važiuoja, vieną šoną, 3, 4, hop, 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 kitą šoną, 3, 4, hop, hop, dar, 1, 2, 3, 4, hop, 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 kita, 1, 2, 3, 4, hop, o dabar rankytė, dar, hop, 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 ir hop, petukas, vienas kitas, petukas, hop, pakartoja, nugarytė tiesi, rankytės ištemptos ir petukas, 1, 2, 3, dar, ir laisvai, hop, atpalaiduojam, hop, ir rankytė šią, o dabar 1, 2, 3, 4, kyla, į viršų, hop, ir 1, 2, žemyn, kyla, hop, dar, 1,
4. Fila, fila. 3 ir čia. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. O dabar. Čia, čia, hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, hop. 1, 2. Iš lėto. Iš lėto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, pagreitinam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, greitai. 1, 2, 3, 4. Labai gerai. Dar. Hop. 1, 2. 1, 2. Ir hop. Į vieną šo ranką. 1, 2. Ir į vieną. Į kitą. Ranka. 1, kita. Hop. Hop. 1, 2. Ir laisvai. Persuku dar pasuką. 3, 4. Atgal iš lėto. Pritraukiam. 1. Atpalaiduoj. 2. Atpalaiduoj. 3. Hop. 4. Dabar kojytės. Atsisėdam. Kojytės. Tiesiai žiūri. Rankytėm va čia va galim pasilaikyti, ar kaip jums patogiau, bet ir pirštukai. 1, 2. Hop. Hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Kulniukai. Kulnis. Hop. Kulnis. Hop. Kulnis. Hop. Po vieną kartą. Pirštai. Kulnis. Pirštai. Kulnis. Dar. Rolanda gerai. 1, 2. 1, 2. 3. O dabar dešinę kojytę. Hop. Pasukam. Kita. 1, 2. 3. Kita. Galima taip, kad daugiau papėsa. 3. Kita. 1, 2. O dabar stojam. 1. Sėdam. 1. Sėdam. 1. Sėdam. Ir pasiliekam. Stovėt. Ir tada galva. Vieną pusę. Kitą galytę. Ir su rankyte. Juda, juda, juda. O dabar pirštukai. 2. Aukštyn. Čia. Čia. Dar. Čia. 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 Ir dar. Hop. Hop. Rankytės. Čia. Hop. Saulė. 1. O dabar į vieną pusę. Į kitą. 1. O dabar apsisukam vietoj. Pasiklojam. Hop. Į kitą pusę. Pasiklojam. Kojytės pražengiam. 1, 2, 3. Hop. 1, 2. Pagreitinam. 1, 2, 3, 4. 1, 2. O kaip gerai. Dar. Hop. Hop. Vieną rankytę kitą. Vieną rankytę šitą. Vieną rankytę su dubenuku. Kita. Hop. Dubenukas. Hop. Kita. Labai gražiai. 2. Dubenukas kita. 1, 2. 3. Ir važiuoja. Hop. Ir vėl kylam. Hop. Į šoną. 1, 2. Hop. Ir rankytėm. 1. Patraukiam. Patraukiam. 1, 2. Ir pirštukai. 1. Hop. Dirba pirštukai dar. 1, 2. Įsiečiam. O dabar vieną pusę. Liemenį. Liemenį. Hop. 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 Ir 1. Pirštukai čia. 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 Ir vėl. 1. Pirštai.
sopą, visos gražiai įkvepiam ir atsisėsdamos iškvepiam. Pasiplojam savo. Dabar truputėlį psichologijos žinių, o paskui tęsim kitokiam profilį. Taigi, mielos damos, gerbiami ponai, ar jums patiko ši mankšta, norėčiau paklausti? Bet žinokit, jeigu galvojat, kad čia buvo ta mankšta, apie kurią minėjau, kad jau jeigu atliekat čia mankštą, tai jau esat užsitarnavę tos Benno vaistinės ir Akorus įsteigtas dovanėles, tai žinokit, ne, kita mankšta bus daug aktyvesnė. Kitos mankštos metu mes dar išvysime, jeigu neklystu, ir masažą kažkokį dar, ne? Taip, vieną kitą masažiuką dar pasidarysime čia vieni kitiems, fantastika. Na, o dabar dar viena mūsų pranešėja mums papasakos, kaipgi reikėtų nuvyti nuo minčių, nuvyti nuo savęs tas sloges, nes sutikim dažnai, tikrai rudenį, ypač dažnai, kai tos saulės mažėja, mūsų aplanko kokios tai niūresnės mintis. Tai kaip jas nuvyti, kaip pasikrauti pozityvumo mums papasakos psichologė Jurga Dapkevičienė. Jūsų aplodismentai. Ačiū, esu labai dėkinga ir laiminga galėdama kalbėti šitai gražiai, jaunatviškai, energingai, stipriai auditorijai. Esate tikras įkvėpimas. Esu psichologė ir psichoterapeutė ir šiandien tikrai norėčiau pakalbėti apie tai, ką daryti, kaip gyventi, kad ne vien mūsų kūnas, bet ir mūsų siela, mūsų savijauta amžiui bėgant būtų ir išliktų gera. Bet prieš tai, kol aš pradėsiu kalbėti ir vardinti visus tuos puikius dalykus, kuriuos gerai būtų prisiminti, kuriuos gerai būtų praktikuoti kiekvieną dieną, aš paprašysiu jūsų atlikti vieną pratimą. Atsisėskite patogiai, galite užsimerkti. Aš irgi atsisėsiu su jumis. Įkvėpkite ir iškvėpkite. Pajuskite, kaip kūnas atsipalaiduoja, pajuskite šilumą, kuris rūva jūsų veidų ir atpalaiduoja visus jūsų raumenis. Kaktą, akių sritį, nosis, skruostus, lūpas. Pajuskite malonų šilumos poveikį. Jis rūva jūsų kaklu, pečiais ir leidžiasi kūnų žemyn. Į rankas, krūtinę, pilvo sritį, šlaunis ir blauzdas. Pajuskite, kaip kojos remiasi į žemę. Šiluma pasiekia pėdas. Dabar prisiminkite žmogų, kuris jūs labai mylėjo ir kurį jūs labai mylėjote, kai jums buvo 5-12 metų. Prisiminkite jį. Pabandykite jį pamatyti šalia. Kaip jisai atrodė. Išvyskite, kuo jis rengdavosi, koks jis yra dabar su jumis, kai jūs jį įsivaizduojate. Pabandykite įsivaizduoti jo žvilgsnį. Pamatykite jame visą meilę, kurią jis jums jautė ir visą meilę, su kuria jūs jis kada nors žiūrėjo. Pabūkite tos meilės akivaizdą. Įsidėmėkite šitą pojūtį, įsidėmėkite šitą jausmą ir grįžkite vėl į čia ir dabar. Šalia jūsų yra draugas ar draugė, jūsų kaimynas ar kaimynė. Pasisukite į savo bičiulį ir kelias minutės pasidalinkite, ką jūs išvydote, ką jūs įsivaizdavote, ką jūs prisiminėte. Aš paprašysiu labai rimtai pažiūrėti šitą pratimą ir tikrai jį atlikti. Kuo jis naudingas, kuo jis svarbu, aš pasakysiu vėliau, po to, kai jūs tas kelias minutėlės šnektelėsite su kaimynu ar kaimynė. Kasgi jūs aplankė jūsų atmintyje? Ačiū visiems pabandžiusiems, ačiū visiems išsitraukusiems, ačiū visiems besidalinantiems. Kaip matau, daugeliui kažkas iškilo, jūs įsivaizdavote. Ir šitas pratimas yra psichikos sveikatos alfa ir omega. Mums labai svarbu mylėti save. Mums kartais labai sunku tai daryti ir mes pradedam galvoti, kad gal mylėti save yra prisipilti burbulinę vonę ar nupirkti savo kokį nors tortą.
Ir jeigu suvalgysim jį visą nepjaustytą, tai, galim laikyti, kad vieną gabaliuką suvalgyti. Nepjaustytą vienas gabaliukas. Bet iš tikrųjų mylėti save tai yra daugiau. Tai yra nuolat grįžti prie to mylinčio žvilgsnio, kurį jautėme iš kitų žmonių. Nes per save mes kartais susipainėme ir nebežinom. Jeigu mes turime savy tą mylintį žvilgsnį ir nuolat prie jo grįžtame, mes savęs negraušim, mes savęs nekaltinsim, net jeigu padarysim klaidų, net jeigu su mumis nutiks koks nors nemalonus, sunkus dalykas. Ir aišku, kad savo gyvenime mes nei vienas esame nuo to neapdrausti, mums nuolat kas nors nutinka. Bet jeigu mes nuolat grįšime prie meilės savo, prie pozityvaus, mylinčio santykio su savimi, mes būsime sveiki, mes turėsime energijos. Kitas momentas, kurį aš prašiau būtinai praktikuoti ir kurį jūs dauguma padarėte, santykis su kitu. Jeigu mes su savo kaimynu palaikome nors kokį ryšį, jeigu mes bendraujame, antras dalykas, tai du pagrindiniai dalykai, kuriuos jeigu šiandien išsinešit, bus labai gerai. Jeigu dar trečią kažkokį pridursit, tai bus iš viso super. Psichikos sveikatai labai svarbu. Teigiamas santykis su savimi, tai čia tas pirmasis ir svarbiausias dalykas. Antras dalykas – bendravimas su kitu. Kaimynai, giminės, mums gyvybiškai svarbu bendrauti, ypatingai antrojo amžiaus pusėje, ir daryti tą nuolat, kiekvieną dieną. Kartais mes bijom atnaujinti ryšius, o kaip tik ta antrojo amžiaus pusė galėtų būti tam skirta, kad mes vėl užmesgam ryšius ir vėl bendraujam. Labai dažnai bijom atnaujinti ryšius, kai galvojam, aš tai jam paskambinčiau, bet gal jis pyksta, gal jis įsižeidęs. Ir mes pradedam fantazuoti, kaip jis ten jaučiasi, ar kaip jis ten žiūri į mus ir niekur nebeskambina. Tai skambinkime, užeikime, kalbėkime, užmegzkime ryšį, nenutraukime jo. Net jeigu tas ryšys bus nuspalvintas kartais ne pačiom šviesiausiam emocijom, tai yra geriau negu jokio ryšio. Net pyktis, susierzinimas yra emocija, kuri teikia energijos. Ir tos energijos antroji gyvenimo pusėje mums reikia jos pasigaminti. Tai taip mes jų vėl turim. Tai dar vienas dalykas, kurį labai svarbu daryti ir kurį jūs, aš neabejoju, kad praktikuojate ir čia, kurie esate, tai apie tai nereikia net kalbėti, bet vis dėlto priminti. Dalyvauti visuomeninėje veikloje. Būtinai išeiti iš namų. Idealiausia, jeigu turime grupę ir reguliariai kažką darome. Einame į sporto klubą, einame į biblioteką, parodas, renginius. Tiesiog išvesti save būtiniausiai ir turėti, kaip tėvė mūsų, be jokių kalbų. Kartais ne visada norisi tą daryti, bet jeigu mes užsibrėšime bent kartą per savaitę, kur nors išeiti ir tą praktikuosime, mes tikrai jausimės geriau ir būsime sveikesni. Dar vienas dalykas. Čia apie tai jau Joana daug kalbėjo ir dar pasikartosiu, nes tikrai nebus per daug. Judėkite. Judėkime visi kartu. Jeigu turite gyvūnėlį, šuniuką ir jis mus išveda pasivaikščioti, yra puikus reikalas. Jeigu neturime, tai vis tiek turėkime omeny savo, kad kiekvieną dieną bent kelias minutėlės pasivaikščioti po gryną orą privalomas reikalas. Dar vienas dalykas, kuris visada mums padės gerai jaustis, tai dėkingumas. Kiekvieną dieną, vakare ar iš ryto netiek svarbu. Ir dabar irgi tą padarykite. Bent 3 dalykai, kurie šiandien buvo geri. Atsisukam į kaimyną, pasidalinam. Aha, žiūriu, kaip praktikuojat bendravimą. Kaimyną ar kaimynę? 3 dalykai, kurie buvo geri. Ir tai neturi būti kažkokie gigantiški reikalai. Mano kava buvo skani, atvažiavau be kamščių, pamačiau daug besišypsančių žmonių, daug dėmesingai klausančių ir aktyviai judančių žmonių. Mano 3 gerieji dalykai. Tai 3 dalykai, kurie įvyko per dieną geri, 3 dalykai, kurie per savaitę įvyko geri, 3 dalykai per mėnesį, kurie įvyko geri. Ir nuolat tai praktikuoti. Jei nutinka kas nors sunkaus, žaisti žaidimą taip, bet susilaužėte ranką. Tikrai blogas reikalas, betgi stuburas liko sveikas, tai savo tą priminti ir kad ir kas nutiktų, visada galėjo būti situacija, kuri būtų dar sunkesnė. Tai matyti savo gyvenimą
Ne vien toj nemalonioj perspektyvoj, bet ir toj perspektyvoj, kiek mes ten visko neturime, kupros neturime, stuburo traumų neturime ir dar daugybės dalykų neturime. Dar vienas dalykas. Mūsų fizinis kūnas, mūsų emocijos, mūsų mintys yra susiję. Ir pokytis kiekvienoje iš šitų sričių duoda pokytį kituose dalykuose. Jeigu mes šypsomės, jeigu mes juokiamės, nesvarbu, net jei mes tą darome dirbtinai, mes pasijusime geriau. O dabar pabandytumėt nusišypsoti ir tikrai pastebėtumėte, kad ir galima apgauti kūną. Šypsokitės ir juokitės ir pasijusite geriau. Kūnas nežino, kad mes čia truputį prisiverčiam, kad čia truputį dirbtinai. Taip mes save apgauname. Vėl keisdami mąstymą, mes vėl keičiame savo savijautą, vėlgi keičiame savo jausmą. Ir dar paskutinis dalykėlis, jau girdžiu plojančių ir mūsų tikrai, kad pokalbių laikas artėja prie pabaigos, manęs klausia, iš kur imti įkvėpimo senti. Labai svarbu turėti figūrą, kuri būtų jums pavyzdys. Dabar vėl visur kiekvieno paprašysiu. Prisiminti žmogų, pagyvenusi, geriausia vyresnį už jūs, kuris jums būtų modelis, kuris jums būtų pavyzdys, kaip reikia leisti tą gyvenimo rudenį. Pasižiūrėkite, kokiu norėtume būti. Jeigu neiškyla jokia figūra, prisiminkit filmus, serialus, prisiminkit knygas, tikrai rasite tų pozityvių figūrų. Jeigu jau ir jeigu dar niekas neteina, tai pasižiūrėkime į mūsų čempionę, į mūsų Joaną, vienas iš tų pavyzdžių. Prisiminkit, Vilniečiai esat, sveikatingumo lyderis, Algimantas Jucevičius, tvirtai žengęs į 80, o kiek visko padaro. Ir tikrai jėgos greičio gal ne tiek, bet patirtis atsveria. Ir todėl gali vesti į kalnus, ir todėl gali vesti aerobiką, ir todėl gali savo gyvenimu liūdyti, kad auksinis ruduo tai tikrai ne viskas. Ir kaip pavasariai yra gražus, taip ir rudenys gali būti ne mažiau gražus. Mes labai mėgstam saulėtekius, bet nepamirškime, kad saulėlydžiai gali būti dar nuostabesni. Ir tą dvasę mes galime juos pasitikti. Manau, Joana savo gyvenimu tą paliudija. Kviečiu mūsų čempionę sugrįžti. Ačiū labai Jums, ačiū labai poniai Jurgai Davkevičienei, kuri tikrai pridėjo mums pozityvumo, sutikime ir geriau smagiau pablogime ją už šią nuostabų įkvėpimą. Dabar bandau sugalvoti žmogų, į kurį norėčiau būti panašus, kai sensiu. Na dabar, mielosios ir mėlėjai, mūsų laukia ta intriguojanti mankšta, su kuria jau pasikrausim energijos, kurios turėtų užtekti mums iki pat pavasario, gal net ir vasaros, kol vėl mus šildys saulė ir mums padės šypsotis jau iš dangaus. Na, o kol kas energijos reikia pasikrauti. Čia pasinaudokime puikia proga tai padaryti. Taip kad dėmesio, mankšta su Joana. Dabar aš jums duosiu tokių naudingų patarimų. Pirmiausia, kas mums reikalinga mūsų metuose, nesvarbu, einat į klubus, darot namuose mankštas, bet mes turime mažiausiai 3-4 kartus kiekvieną dieną padaryti. Kitaip mūsų kojos nyks, žinot, kad nuo 70 taip, raumenynas jau po mūsų kojos ir rankos plonėja, taip, kad dar išlaikytą tamprumą, dar vis pasijusti, kad mes tvirtos, raumenukai mūsų, tai va taip. Kiekvieną dieną, ar ryte, ar vakare, mes privalom pirmiausia tai atsikėlę. Sudėkit rankytės už nugaros, kad neišlystų. Atsikėlę, sėskit, sėdėdami. Gražiai galvytę pasukti į dešinę, į kairę, truputėlį užfiksuoti, dar padaryti daugiau kartų, nebijokite pasukti, nebijokite. Dabar pasižiūrite į priekį, žemyn, pakeliate iš lėto galvytę aukštyn, žemyn, pakeliam aukštyn, žemyn, aukštyn, žemyn ir tiesiai. Dabar ratuku iš lėto galvytę sukam, užsimerkę ar atsimerkę į vieną pusę, tą patį darom į priešingą pusę.
Pakartojame ir į vieną pusę, ar sėdėdamos namuose, ar stovėdamos, kaip jūs mėgstate. Dabar paimam kairę ranką ir šičia yra toksai visą laiką kietesnis raumenukas, va čia. Su pirštais nepagailėkim save, pakai pamaigim. Pamaigom, smarkiai pamaigom ir jaunesniem, ir vyresniem. Čia yra tokios problemėlės. Dabar gražiai petuką pamasažuokit pamaigę, imam kitą ranką, irgi susirandam va čia aukščiau. Pamaigom, stipriai, jaučiat biškį ir paskausta kai ką. Gerai ir petuką pamasažuojam, nupurtom. Dabar per nosytę, ypač jeigu lauką išeinat, kad ir namuose išvendintoj, per nosį per 6 skaičius įkvepiam orą giliai. Ir tai yra per 4, o per 6 tai bus geresnis ciklas, o per 6 skaičius iš per burnytę. Ir per 4 įkvepiam per nosytę ir per burnytę. Dar kartelį. Ir tikrai pasijusite geriau. Ir taip, priimate, reiškia kojas pečių plotį, niekada neįsukite pirštų tiesiai, keliukus niekada stovint nereikia taip įtempti, turi keliukai visą kūną įtempiam, o keliukai biški laisvesni. Rankas atvedam atgal, aš parodau 20 pritūpimų turit, bet ne taip, kad smailų kelių priekį, o sėdam ant taburetės. 20 kartų, pradžioje gal bus per sunku, pradėsit nuo 8 iki 20 kartų, kas negali 10. Čia aš tik parodau, kad būtina mums neskubant padaryti kojytėm, sustiprinti prisėdimus. Toliau, reiškia, turit turbūt namuose svorelius. Jei neturit svorelių, tai būna mažytie buteliukai nuo vandens. Kiekvieną dieną 20 kartų paimat, rankose taip sulenkėt, pakeliat, vėl sulenkėt. Dabar galit kumšteliais ir tai jaučiasi. 1, 2, 3, 4. Kiekvieną dieną ir vyrai, ir moterys 20 kartų, hop, tada jūs pasijusite, kad jūs dar turite raumenukų, tie raumenukai dar netrofuojasi, kad mes pakankamai gražios, pakankamai tvirtos ir galim gyventi labai gražiai, sveikai, čia ir dabar. Kitas dalykas, ar prie sienos, ar prie kėdės, mūsų sausgyslės kasmet trumpėja. Jaunimas tai išvis užsideda kabliukus ir jau einat pirštais keliukais. Ir jaunimui tos sausgyslės susitraukia. Atsistojat. Jūs galite dabar tik pažiūrėti. Padarot, aš darau dešinės kojas įtupstą, o kairę stengiantis vienoj linijoje, tik tai nedarom tokį įtupstą, kad keliukas 90 kampas įtupstas, užpakalinę kojytę taip pastatyti ant visos pėdos, kad šitą koją būtų labai ištempta ir šitai laiko turim jausti skausmelį. Tada gerai kulną prispaust ir skaičiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pristatote, pasitėmėt ant paduškėlių, rankos ne čia, būtinai prie ausies. Laikomės. 1 lygsvara, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nuleidžiam rankytės. Kitą koją darom į tupstėlį ir būtinai, kad ta koja būtų užpakalinė tiesi ir neišversta, o vienoj linijoje. Ir būtinai prispausti kulną.
kad skaudėtų, jeigu kurios dabar taisyt ant kablukų, tai čia viskas blogai. Jūs pasižiūrėsit, o namuose padarysit. Irgi laikote 10 skaičių ir taip reikia kiekvieną dieną. Rezultatą iš karto pajusite. Ir vėl tas pasitempimas, įtraukiant pilvuką, į save rankos ne čia, o prie ausytės, dirba visą nugarytės raumenynas, va ir laikomės. Irgi 10 skaičių ir nuleidžia. Reiškia, per kiekvieną dieną prisėdimai tie labai nedaug reikia, bet jums bus visai gera treniruotė. Kaip kojelės stojam ir toks labai gražus vaizdelis. Prieš užsiėmimą arba po užsiėmimą. Tai jūs namuose su draugėm ar šeimos nariams, taip, nugarį, gražiai kojytės, kokie. Kulbukai įtraukia, rankas atpalaiduoja ir pirmoji nieko nedaro, o mes patys. Imam su pirštais kažkitas vietas, va. Darom, va taip maikom, pirštukai. Padiruką daryčiau. Maikom. O dabar padarom va tokį delną, jūs niekote. Ir pjaunam. Iš konos ir vėl prie kaklo. Pjaunam, dar, jaučiasi. Į šalį, į vėl O dabar, ir dabar školiukų, opa, darom šitą, ir školiukų, opa! Dabar nugarytė apvala, kažkaip kolytė, apvala nugarytė ir pamuškam nesparčiai, pamuškam, nugaitėliu, gerai, pamuškam, kokia garantytė, pamuškam, o dabar dabar braukom iš apačios ir žemyn patraukom. Žiūrėkite, pašitaip, iškapa. Na, iškuo žemyn rankom. Pirštukai taip išeidį ir grįžta į viršų.
Ancora una patina